Tai dabar trumpa pamokėlė, išmokinsiu 4 pagrindinius judesius, kurių pagalba tu galėsi susikurti vėliau norimą savo braukimą. Pirmas dalykas, ką reikia mokėti, tai perbraukti su nykščiu žemyn. Dabar paprasčiausiai nespauskite jokią akordą, tiesiog laikykit laisvas stygas. Braukti reikia per šitos skylės vidurį, galima šiek tiek arčiau tos atramėlės, reiškia ties šitą vietą. Ir pradžiai, ką labai rekomenduočiau, tai atremti šitos pirštus, likusius 4 pirštus po tą skylę ir tokiu būdu susiformuojant tam tikrą atramą. Ir su nykščiu švelniai braukiam žemyn. Kam reikalinga ta atrama? Kai jos nėra, mūsų ranka yra tokia iš pradžių nevaldoma ir jinai braukia, tas nykštys dažniausiai nuslysta, perbraukęs tik tai keletą storų stygų į šoną nueina. O mums reikia, kad jis perbrauktų gražiai per visą stygą žemyn. Ir ta atramėlė priverčia nykštį būtent judėti mums reikalingą trajektoriją, reikalingą kryptimi. Tai. Ir dabar pabraukinėkit kartu su manim. Ir rekomenduoju jums skaičiuoti štai taip, kaip aš dabar. 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Antras judesys, kurį jūs turite išmokti, tai yra toksai. Jį darome taip. Pirmiausiai sugniaužiame pirštus į tokį netvirtą kumštį, nereikia spausti, užtenka taip laisvai truputį prigniaužti ir po to darome staigų judesį su pirštais, reiškia mes juos turim ištiesinti. Ir kuomet mes ištiesime pirštus, nagų galiukais užkabiname plonas stygas. Nereikia kabinti visų stygų. Jeigu jūs darysite taip ir per storus, jūs užsigausite šitas vietas, reiškia panagės. Taip, o užtenka tik tai plonas stygas. Ir dabar tiesiog nukopijuokite mano šitą judesį. Dar kartą lėtai prigniaužiam ir darom staigų judesį. Prigniaužiam, darom staigų judesį. Ir pasitreniruokite. Taip. Ir trečias judesys. Dabar jūs turite braukti su rodomuoju pirštu per plonas stygas vėl, maždaug 3 arba 4 į viršų ir tą pirštą truputį sulenkti. Reiškia, lenkiam per šitą vietą ir kai jis užkabina plonas stygas, po sulenkimo jis atitrūksta nuo stygų ir neužkabina visų. Nereikia braukti taip. Užtenka tik taip, švelniai kepšti pirštą. Dar vienas dalykas, nesugniaužkite kitų pirštų, kad neatrodytų štai taip. Turi atrodyti, kad braukite su visa ranka. Ir ketvirtas dar bonusinis judesys, tai yra antro judesio variacija. Darome lygiai taip pat kaip ir antrą judesį, sugniaužiam pirštus. Irgi nagų galiukai staigiai užkabinam stygas, tik tai skirtumas yra tas, kad dabar mūsų delnas užkrenta ant stygų ir garsą iškart nutildo. Visą vyksta labai staigiai, visą tai. Sugniaužiam, užkabinam, išsitiesia ir užgriūna ant stygų. Turi toks šiaip garsas, tarsi nukirstume. Čik, čik. Jeigu nepavyko, darykite palaipsniui taip ir paskui sugreitinkite, turėtų pavykti. Ir jau grojat. Taigi, tiek šiam kartui.